Sveiki, mano brangūs žiūrovai. Kaip visada, turiu jums istoriją. Šiandien susitikom su draugu, nes draugas ieško automobilį ir, žodžiu, paprašė, kad patikrinčiau automobilį vienoje iš aikštelių. Nuvažiuojam į aikštelę ir, žodžiu, einam per aikštelę, ieškom to automobilio, kuris stovi ir matom, trys merginos vaikšto. Trys merginos vaikšto, kaip supratau, trys draugės renka vienai draugiai automobilį. Nu ir vaikštojas ten kažką kalbasi, juokauja, girdžiu vieną sako, o va, imk šitą raudoną, čia prie batelių ten kažkokių žodžių tiks ir panašiai. Nu, žiūriu aš taip į jas, jos ten vaikšto, renkasi, viskas tvarkoj, nueinam mes prie savo automobilio, pradedam tikrintis. Įsitraukiu aparatūras, pradedu jungti viskam, tikrinti. Prieina merginos, sako, atsiprašom, ką čia vyrai darot? Sakom, nieko, automobilį tikrinam prieš pirkimą. Ai, tai gal ir mums galėtumėt padėti? Sakom, žinoma, galim padėti, nes matom vaikštot, dairotės, nelabai matau, žinot, ko ieškot ir ko norit, o, kaip sakant, aplinkui jau šakalų pilna pristoja, rankom trina. Žinot, ką turiu omenyje. Nu ir ką, žodžiu, praėjom su to merginom po aikštelę, pasišnekėjom, išsiaiškinau jos poreikius, ko jai reikia maždaug, ko jinai nori tai yra, ir patikrinom du automobilius, vieną automobilį nupirko, džiaugiamės, tikrai buvo geras daiktas, tvarkingas, kaip sakant, nedaužtas, originalus dažymas, jokių pašalinių garsų, jokių nuotykių, graži, švari diagnostika, gražus gyvi parametrai. Nu tikrai manau, kad mergina bus patenkinta. Tai va, bičiuliai, taip renkasi moteris automobilius, kaip sakant, pagal grožį, kas tiks prie suknelės, kas tiks prie batelių. Jeigu trūksta žinių, tai visada galite kreiptis į mus, važiuojam auto ir padėsime. Nu, jeigu įdomu tai, ką darome kiekvieną dieną, tai kviečiu prisijungti prie Instagramo. Taip pat važiuojam auto. Pavadinimas būtų, kaip ir visų socialinių tinklų. Ir ten keliu kiekvieną dieną storius iš būtent auto patikrų. Kokius defektus randam, ką juokingo randam, ką įdomaus randam ir taip toliau ir panašiai. Taip kad nepraleiskite šitų nuotykių, prisijungite prie mūsų Instagramo, važiuojam auto, paspauste follow ir taip matysite visą ateinantį turinį kiekvieną dieną. Ačiū visiems bičiuliai ir gražaus likusio savaitgalio. Iki.